Užtikau turbūt prasčiausius argumentus Dievo buvimui. Pažiūrim. Egzistuoja, vis dėlto yra rasta, Ararato kalnuose yra Nojaus laivo liekanos. Irgi suakmenėja viską, ten nėra taip, kad tu nueisi ir rasi laivą ar kažką tokio, kad matysi aiškiai. Gerai, bet tai nėra laivo liekanos. Tai yra tiesiog akmenys. Ir net jeigu tai būtų tiesa, kaip tai rodo Dievo buvimą, nes tai paminėta Biblijai, o iš kur žinot, kad tai ne Gilgamešo laivas? Be to, nesant įrodymų apie pasaulinį tvaną, nors geologinių pokyčių ar gyvūnų populiacijos sumažėjimo, kaip gali tai rodyti Dievo buvimą? Tai tiesiog parodytų, kad žmonėms patinka keistose vietose keistus dalykus statyti. O kaip žinom, akmenys tampyti 100 kilometrų ir kažką statytis jie tikrai mėgsta. Kaip tai rodo Dievo buvimą? Tikras įrodymas, kad Dievas egzistuoja, tai yra pati Biblija. Įsivaizduokit, tai yra knygų rinkinys, 66 knygų rinkinys, kuris buvo surinktas maždaug grubiai per 1500 metų. Ir ten yra maždaug apie 40, šiek tiek daugiau gal negu 40 autorių, kurie rašo apie Dievą, rašo apie tam tikrus įvykius, kaip žmonės buvo, ką jie patyrė santykyje su Dievu, taip sakykime, kokių išgyvenimai ir panašiai. Ir ta istorija yra vientisa, nuo pradžios iki pabaigos. Nėra kažkokių prieštaravimų ir panašiai. Tikrai vientisa ir nėra prieštaravimų? Kad jau net pradžios istorija turi dvi versijas, kurios gana skiriasi. Ir antra manoma senesnė. Ten Dievas labiau linkęs rankas susitepti ir lipdo žmogų iš molio, kaip pirmojo versija, kuria tardama žodžius. Ir beje, pati kūrimo chronologija skiriasi. Pirmojo versija pirmiau padaro augalus ir gyvūnus, tada žmogų, vyrą ir moterį kartu. Antroje versijoje pirmą padaro žmogų, tada medžius ir gyvūnus ir galiausiai moterį. Tai nori viską pažodžiui interpretuoti, kokia tikroji kūrimo tvarka. Plus, dar yra interpretacijų, kad yra likę liekanų iš kitų sukūrimo mitų, kur Dievas nugali vandens pabaisas. Šitą va norėtųsi visą paskaityti. Taip pat nėra jokio vientisumo, kas kaip tik įdomu, nes galime stebėti, kaip keičiasi ir vystėsi koncepcijos. Pavyzdžiui, kokie ten taryboje ir dievų suigoje būdamas vienintelis jis sėdi. Evoliucija iš esmės teigia, kad viskas atsirado, visa pradžia prasidėjo nuo ko? Nuo didžiojo sprogimo, ne? Iš nieko, jo. Taip. Ir man tas įstrigo vienas pavyzdys, neatsimenu, kur aš jį mačiau. Kažkur žmogus aiškino. Taip išeina, kad įsivaizduokit, ko reikia, kad galėtume sukonstruoti automobilį? Jau matau, kur visą tai eina. Mums reikia ko? Gamyklos. Jo. Mums reikia medžiagų, mums reikia plano, mums reikia išmatavimų, reikia tų presų, visokių įrankių ir detalių. Taip. Ir jos turi būti protingai sudėtos. Taip. Evoliucija sako, kad kažkas nuėjo metalo laužyną, sukrojo metalą į krūvą, užminavo ir susprogdino. Ir tokiu būdu atsirado automobilis. Atsirado iš nieko visko. Ką aš noriu pasakyti, mūsų tas kompleksiškumas, mūsų šitų visų žinomų gyvybės formų ir mūsų pačių ir toks didelis, kad vargu taip yra praktiškai neįmanoma, kad kažkokio atsitiktinumo dėka susiformuotų gyvybė. Ta prasme, evoliucija tie, kurie remiasi, jie iš esmės, praktiškai, jie teigia, kad iš negyvybės, tai yra iš akmens ar ten kažkokių tai cheminių medžiagų ir panašiai, susiformuoja gyvybė. Reikia tam tikrų sąlygų. Oho, čia visa krūva temų. Įtariu tamios ir suveltos, kad kuo prasčiau skambėtų. Didysis sprogimas, gyvybės atsiradimas ir evoliucija yra visiškai 3 skirtingi klausimai, kuriais domisi skirtingos mokslo šakos. Tai nuo pat pradžių. Įdomu, kad pati savoka didysis sprogimas buvo pasiūlyta astronomo, kuris nepritarė šiai versijai ir norėjo parodyti to absurdiškumą. Bet jis prilipo. Tiksliau būtų sakyti, galbūt didysis plėtimasis. O viskas išsivystė iš to, kad buvo pastebėta, jog didžioji dalis žvaigždžių tolsta nuo mūsų. Taigi anksčiau jos turėjo būti arčiau ir modelį rodo, kad matoma visata buvo daug mažesnė ir tankesnė. Nelabai aišku, kuo tai kirstusi ar prieštarautų pasakojimui, kad pasaulį sukūrė Dievas. Kartu nėra visuotinai priimto paaiškinimo, kas, jei iš vis, buvo prieš tai ir kaip visata atsirado. Kaip ir dėl komentaro,
kad atsirado iš niekur. Nors tai populiarus ateistam priskiriamas požiūris, panašu, kad tik keli žmonės taip teigia. Dauguma mano, kad buvo kažkokios pirminės sąlygos, dėsniai ir panašiai. Po didžiojo sprogimo greit peršokom 10 milijardų metų visatos ir Žemės vystymosi ir einam prie pirmosios gyvybės. Nežinau, kuo stebina gyvybės atsiradimas iš negyvybės, bet mes patys sudaryti iš negyvų cheminių elementų. Ir turim graužti akmenis, druską, ir rūpintis, kad maiste užtektų geležies. Taip ir su pirminėmis gyvybės formomis, kurios atsirado iš natūraliai susidariusių cheminių elementų. Paskutinių bandymų duomenimis laboratorijoje galima sukurti sąlygas atsirasti pirminiam ląstelėm. O dabar dėl evoliucijos negalimumo. Didžiąją dalį argumento svorio sudaro atsitiktinumas. Bet tame ir esmė, kad ne tik jis veikia. O kaip dėl natūralios atrankos? Paimkim šį Lego ančiuką. Kokia tikimybė, kad jo detalės numetus ar išsprogdinus, jos skris viena prie kitos būtent kaip reikia? Be abejo, neįtikinamai maža. Bet sakykim, kad jis yra gyvas organizmas. Iš tiesų, juose atsiranda atsitiktiniai genetiniai pokyčiai. Net kiekvienas iš mūsų turim apie 50 mutacijų, kurios skiriasi nuo mūsų tėvų. Ančiuko atveju, jei jo detalės nukris šalia, tai susijungs. Ir tai pavadinsim jo savybėm. Taip pat įdėkim ančiuką į aplinką, kur yra maisto šaltinis ir plėšrūnų. Ir vertinkim jo tikimybę išgyventi. Dalis ančiukų variantų mirs, o kiti perduos savo savybės vaikam. Taip pat vaikai turės galimybę gauti naujų savybių. Ir vėl mesim detalės. Turim pirmą kartą su kojytėm. Jie gali pabėgti nuo plėšrūno. Pabėga ir susilaukia vaikų. Jų vaikai gauna snapuką. Tai gali ir prisivalgyti. O štai jų vaikai gauna ir akis. Tai gali ir išvengti plėšrūno ir geriau rasti maisto. Kad sėkmingai susilauktų vaikų ir taip toliau. Matom, kad nereikia begalybės metimų, kad gauti pilną ančiuką. O man kritikuoti tokius pasisakymus labai lengva. Čia atsiranda visas tas religijos ir mokslo konfliktas, stereotipai apie krikščioniškas pažiūras ir panašiai. Bet aš nesuprantu, kam taip šauti savo į koją. Kritiką tokiam požiūriui išsakė jau Augustinas 5 amžiuje. Dažnai nekrikščionis jau žino kažką apie pasaulį, bei kaip jis veikia. Ir labai pavojinga netikinčiam girdėti krikščionį šnekant nesąmonės apie tai. Nes tada manys, kad ir pačiai Biblijai vien tik klaidos. Ir tai taps pajuokos objektu. Ir jis nesužinos svarbiausios žinutės apie prisikėlimą, amžiną gyvenimą, dangų. Žinot, į ką būtų sunku sureaguoti, va į tokius pasisakymus, kad nėra jokios priešpriešos tarp tikėjimo ir evoliucijos. Ar kuris sakė, kad didysis sprogimas bei evoliucija neprieštarauja sukūrimui. Dar yra bonus sąmokslas apie savaitės dienų keitimą. Kas šiai protestantų bendruomeniai svarbu. Kas irgi įdomus dalykas, atradau, kažkada susiradau senus labai kalendorius Lietuvos. Kažkur tarpe, jeigu gerai pamenu, nuo 1905 iki 1955 metų, va tam tarpe, maždaug 50 metų, gali va to žiūri kalendorius ir gali matyti, kaip pamažu yra keičiama savaitės dienų pavadinimai. Ir ant galo pasikeičia jų netgi tvarka. Ir kaip žmonės pamažu yra pripratinami prie va tokių dalykų, ir jie mano, kad tai yra tiesa. Kad taip visada buvo. Viskas, kad sekmadienis ir yra 7 diena ir tu galvoji, žinai. Bet vėlgi, labai pritamta ir nesuprantu, kam to reikia. Iš tiesų, keitė savaitės dienų pavadinimus, juos, kaip ir viską lietuvių kalboje, pasiūlė Jablonskis. Yra versija, kad pasiskolino iš latvių. O sekmadienis, reiškintis 7, pakeitė šventadieną. O kodėl tai vadinos, nes tądien į bažnyčią eidavo. Tai siūlau pasitempti, nes stengtis Dievą įrodyti galima tikrai geriau.